Sveiki prisijungę į Ignitis On internetinį seminarą Įkrovimo infrastruktūra – naujos galimybės jūsų verslui. Aš esu Laura Beganskienė, Ignitis ryšių su visuomenė projektų vadovė. Kaip sufleruoja seminaro pavadinimas, šiandien per artimiausias 1,5 valandos pasikalbėsime apie tai, kokias galimybės gali pasiūlyti įkrovimo infrastruktūros plėtra jūsų verslui, kokią vertę ir naudą jūsų verslui ar privačiai lokacijos savininkui gali turėti elektromobilio įkrovimo stotelė jūsų teritorijoje, ką svarbu žinoti apie... Sveiki, ar girdit mane, nes aš kalbėjau, atrodė, kad nėra mute. Ar girdite mane? Girdite? Taip, gerai, puiku. Girdim, rašo. Taip, tai pradėsiu iš pradžių tuomet. Sveiki prisijungę į Ignitis On internetinį seminarą. Įkrovimo infrastruktūra – naujos galimybės jūsų verslui. Aš esu Laura Beganskienė, Ignitis ryšių su visuomenė projektų vadovė. Kaip sufleruoja šio seminaro pavadinimas, šiandien per artimiausias 1,5 valandos pasikalbėsime apie tai, kokias naujas galimybės gali pasiūlyti įkrovimo infrastruktūros plėtra jūsų verslui. Kokią vertę ir naudą verslui ar privačiam lokacijos savininkui gali turėti elektromobilio įkrovimo stotelė jo teritorijoje, ką svarbu žinoti, apskritai apie tai, nuo ko pradėti įrengiant, norint bendradarbiauti su Ignitis On, kokį verslo modelį galime pasiūlyti ir panašiai. Viso seminaro metu jūs galite pateikti klausimų, į kuriuos pranešėjai atsakys šio seminaro metu, arba jeigu iš karto atsakyti nebus galimybės, tai tokiu atveju atsakymas jūs pasieks elektroniniu paštu. Informuoju, kad šitas seminaras yra įrašomas, o jo įrašą jūs taip pat gausite elektroniniu paštu. Na ir pristatau seminaro pranešėjus. Pranešimus skaitys 2 pranešėjai, tai Ignitis elektrinio mobilumo departamento vadovas Eimantas Balta ir Ignitis elektrinio mobilumo plėtros skyriaus vadovas Andrius Šeršniovas. Pirmasis pranešimas Eimanto, jis kaip tik eis prie esmės. Jo pranešimas įkrovimo infrastruktūra – naujos galimybės jūsų verslui. Dar kartelį primenu, kad viso seminaro metu jūs galite pateikti klausimų, į kuriuos sulauksite atsakymų. Tai kviečiu Eimantai. Sveiki visi. Taip, tai ačiū Jums labai, kad prisijungėte jau į antrąjį šiais metais vykdomą Ignitis On nuotolinį webinarą. Ir mūsų tikslas šiandieną be abejo yra pakalbėti apie tai, kokios yra naudos lokacijos partneriui, kokios yra galimybės ir kokia nauda atkeliauja iš to, kad jo lokacijoje atsiranda Ignitis On įkrovimo stotelė, be jokių papildomų išlaidų. Ir aišku, be abejo, vėliau mano kolega Andrius papasakos plačiau, kokios vyksta ir kokios dabar šiuo metu yra tendencijos elektrinio mobilumo rinkoje. Tad daug negaišinsiu jūsų ir noriu iš karto pradėti. Tad be abejo, noriu tiesiog pasidalinti su jumis turiniu, apie ką šiandieną diskutuosime. Tai be abejo, apie pačius vairuotojų įpročius, įkrovimo tinklą, kokia yra vertė ir nauda jūsų lokacijai, jūsų verslui ir nuo ko reikėtų pradėti, nes dažnu atveju tikrai informacijos sklaida pakankamai didelė, tos informacijos labai daug, bet ne visada yra susisteminta ir tikrai kartais darosi sudėtinga suprasti tai, kur reikia kreiptis, ko reikia, kad toks sprendinys atsirastų jūsų lokacijoje, ir kiek laiko tai užtrunka. Tad be abejo, noriu pasidžiaugti ir pristatyti, kad kalbant apie Ignitis On tinklą, jau šiai dienai turime daugiau negu 300 įkrovimo taškų Lietuvoje,
O jeigu kalbame apie bendrą Lietuvos įkrovimo infrastruktūrą, tai šiuo metu yra apie netgi daugiau negu 1400 viešų ir pusiau viešai prieinamų įkrovimo taškų. Kas svarbiausia, kad tikrai yra milžiniškos ambicijos, kurias kelia ir Lietuvos susisiekimo ministerija, kai po, sakykime, keletos metų, 2030-ais, jau turėtumėm turėti apie 6000 įkrovimo taškų Lietuvoje, kuri turėtų būti nutolusi ne toliau negu 60 km kiekviena kryptimi. O Ignitis ON iki 2026 metų planuoja rengti apie 3000 įkrovimo taškų ne tik vien Lietuvoje, bet per visas Baltijos šalis. Tad kelionė mieste tampa iš tikrųjų mitu, kadangi su elektromobiliu bus galima keliauti ir jau netgi dabar ne tik mieste, ne tik trumpais atstumais ir ne tik galvoti, kad tai yra antras šeimos automobilis, o fokusuotis į keliones, kurios yra tarp miestų ir netgi tarp šalių. Kalbant bendrai apie sprendimus, kaip ir kur dažniausiai elektromobilių vairuotojai įsikrovinėja, tai be abejo, šiai dienai ir netgi dar kurį laiką tikrai nemaža dalis elektromobilių vairuotojų planuoja savo keliones, ypač ilgesnės. Ir galiu pasakyti labai paprastai ir aiškiai, kad daugeliui atveju sprendimą, kur vairuotojui sustoti, daro esama infrastruktūra. Tai reiškia, kad netgi apie 54% įkrovimo stotelių prieinamumo sudaro tą įtaką, kai vairuotojas sprendžia, kur jam reikėtų sustoti. Ir be abejo apsipirkinėja arba sustoja išgerti kavos ten, kur yra be abejo įkrovimo stotelės. Ir mums labai yra iš tikrųjų džiugu matyti, kad netgi standartiškai, jau bendraujant ir su mūsų įvairiais lokacijų partneriais, su kuriais esame užmezgę artimą kontaktą jau netgi ir nuo praėjusių metų pabaigos ir ypač, aišku, pradėjome vystyti lokacijų plėtrą šiais metais, džiaugiamės ir galime pasigirti, kad vidutiniškai elektromobilio vairuotojo apsipirkimo krepšelis yra didesnis, kas reiškia, kad netgi ir papildomos pajamos lokacijos partneriui, kai pas jį apsilanko ir įkrovimo paslaugą nori pasinaudoti elektromobilio vairuotojas. Dar ką labai irgi svarbu paminėti, kad 65% bendrai lokacijų yra ženkliai dažniau lankomos, kai juose yra įkrovimo stotelės. Ir mes kalbame ne tik apie specifines vietas ant pagrindinių magistralinių kelių, ar tai kelių tarp Vilniaus ir Kauno, ar tarp vienos Lietuvos pusės ir be abejo Pajūrio, bet mes kalbame apie bendrai visą esančią infrastruktūrą Lietuvoje, kadangi šiai dienai be abejo norime turėti infrastruktūrą, kuri taikytųsi prie kasdienių vairuotojo įpročių. Tai reiškia, kad jeigu vairuotojas keliauja iš namų į darbą ryte, tai dažnu atveju galbūt sustoja trumpam ir įsikrauna prie savo biuro, ofiso, jeigu tokios galimybės nėra, tai be abejo toliau tęsia kelionę po darbo, kai apsilanko tiek paimdamas galbūt savo šeimos narius, ar tai mažamečius iš įvairių, sakykime, specifinių pamokyklinių užsiėmimų, plaukimo treniruočių, ar tai būrelių ir darželių. Ir dažnu atveju kartais tenka ir palaukti. Ir tas laukimas, kad neprailgtų, ir tos lokacijos turi ir turėti įkrovimo infrastruktūrą. Lygiai taip pat keliaujant tiesiog kasdienių apsipirkimų, sustojant į įvairius prekybos centrus, ar netgi tiesiog žiūrint, stebint savo laiką, galbūt norisi apsilankyti ir kino teatre, čiuožykloje ant ledo, tiesiog papramogauti po gamtą. Visur automobilis yra neišvengiama keliavimo transporto priemonė. Ir tokiu būdu tikrai galima bet kurioje vietoje vos keliolikos minučių laikui įjungus automobilį į įkrovimo stotelę, iš karto galima įsikrauti pakankamai nemažą kiekį. Tad bet kur ir bet kada, kad nereikėtų taikytis ir nusitinėti nuo, sakykime, standartinio įprasto maršruto, infrastruktūra turi taikytis prie kasdienių vairuotojų poreikių. O poreikiai yra tikrai pakankamai dideli ir dėl to visos lokacijos, apie kurias tai galima pagalvoti, yra svarbios ir labai aktualios. Tad jeigu jūs turite bet kurią iš vietų, ar tai kavinė, restoranas, pramogų centras, galbūt netgi uždaras parkas, pramogų
pramogų erdvė, kuri skirta galbūt tik tai specifinių sezoninių metų. Visur ten be abejo atvažiuoja lankytojai ir šiai dienai be abejo tas kiekis lankytojų, kurie atvyksta jau su elektriniam transporto priemonėm, kasdieną auga. Tad pakalbėkime plačiau, kokia nauda yra iš tikrųjų jums ir kas slypi iš tikrųjų už įkrovimo infrastruktūros. Nes dažnai būna įvairių mitų, kai tenka galbūt klientams ir vartotojams susimokėti papildomai už įvairias paslaugas. Tad noriu iš karto jūs visus nuraminti. Kiekvienoje lokacijoje, su kuria mes susidurime ir bendravime su lokacijų partneriais, visos investicijos į aikštelę yra 100% padengiamas Ignitis ON. Nebent tai gali būti galbūt specifiniai kažkokie papildomi reikalavimai, bet visada kiekvienu specifiniu labai unikaliu netgi atveju derinamės ir aišku, ieškome geriausio sprendimo. Bet paėmus tiesiog standartinę parkavimo aikštelę, tai pradedant nuo pačio įvado, įvairių įrengimo darbų, pačios stotelės įkrovimo, nesvarbu ar tai būtų lėta, greita ar galbūt itin greita stotelė, visi kaštai yra būtent Ignitis ON pusėje. Reiškia, kad jums papildomai į tai net nereikia investuoti ir galite iš karto tiesiog džiaugtis labai lengvu ir nesudėtingu įrengimo procesu ir kiekvieną, sakykime, akimirką netgi turėti vadybininką, su kuriuo galite pasitikslinti, kokia yra stadija, kokios dabar esamos, sakykime, statusai kiekvieno įrengimo etapo ir visa kita. Kas svarbiausia, kad Ignitis ON Lietuvoje valdo didžiausią šiuo metu greito įkrovimo tinklą ir lygiai taip pat mūsų programėlėje yra jau tikrai pakankamai didelis vartotojų kiekis. Tai reiškia, kad ši jūsų lokacija, tai nesvarbu, ar tai būtų maža, nedidelė galbūt krautuvėlė ar specifinio pobūdžio užsiėmimo vieta, jin iš karto taps matoma Ignitis ON platformoje. Tai reiškia, kad Igničio ON tinklo klientai taps jūsų klientais. Važiuodami, keliaudami, jie iš karto matys, kad gali pas jūs sustoti ir tiesiog įsikrauti elektromobilį, o lygiai taip pat tuo pat metu, kai elektromobilis yra įkraunamas, pasinaudoti jūsų teikiamam paslaugom. Tai pradedant nuo galbūt puodelio kavos, baigiant iki, nežinau, smagaus pasilinksminimo pramogų parke. Ir kas svarbiausia, kad dažnu atveju tai tarp 5 ir 15% yra padidėjusios jūsų verslo pajamos. Kas reiškia, kad dažnu atveju jūs patys galite pasidžiaugti vien to, kad atvykę elektromobilių vairuotojai dažnu atveju išleidžia daugiau palyginus su, sakykime, standartiniais klientais, kurie vairuoja galbūt vidaus degimo variklį. Kas labai svarbu, jeigu jūs ir patys planuojate įsigyti elektra varomą transporto priemonę, tai norime pasidžiaugti ir suteikti jums galimybę taip pat naudotis nuolaidą ir nuolaidų be abejo visa sistema jūsų verslui. Tai reiškia, kad bet kuriuo atveju, jeigu jūs nuspręsite naudotis Ignitis ON tinklu patys ir turite savo teritorijoje įkrovimo stotelę, aš labai noriu pasidžiaugti, kad jūs tapsite Igničio ON nuolaidų sistemos nariu ir įkrovimo paslauga jums patiems bus irgi ženkliai pigesnė. Na ir kas svarbiausia, kad mes esame ne tik įkrovimo infrastruktūros vystytojai, bet taipogi esame ir elektros tiekėjai, lygiai taip pat ir suteikiame papildomas įvairias paslaugas, tad jūs turėsite galimybę rinktis visas paslaugas iš vienų rankų. Ir tai ne pabaiga. Kas svarbiausia, kad visos mums svarbiausios vietos, su kuriamis mes bendravime su mūsų partneriais, jos visos yra unikalios ir labai aktualios. Dažnu atveju atrandame pačius įdomiausius sprendimus, kaip suteikti tą papildomą naudą jūsų lokacijai, jums patiems kaip verslo atstovams ir savininkams. Tai pradedant nuo įvairių be abejo irgi atsiskaitimų ir galimybių suteikti nuolaidą jūsų verslui, papildomų specifinių kompensacinių sprendimų jums patiems už suteikiamą lokacijos ir parkavimo aikštelės nuomą. Tad
visi įmanomi variantai tikrai galimi ir esame atviri galimybėms diskutuoti plačiau ir suprasti tiek jūsų pačių poreikius ir aišku, be abejo, atliepti elektromobilių vairuotojų lūkesčius priklausomai, kokia tai yra lokacija. Ir kalbant apie tos lūkesčius, tai Ignitis On nori suteikti galimybę naudotis įkrovimo infrastruktūra, pradedant nuo lėto, greito ar netgi ypač greito įkrovimo, arba netgi taikant įkrovimo parkus. Tai kas svarbiausia, kad visos lokacijos labai skirtingos. Jeigu mes kalbame apie prekybos centrus, tai dažnu atveju apsipirkimas ten vyksta tarp 10 ir 20 minučių. Tai reiškia, kad tokioms lokacijoms aktualiausias yra greitas įkrovimas, kai automobilį nuo 20% iki 80% galima įkrauti per maždaug 30 minučių. Tai įkrovimo galia dažniausiai svyruoja tokiose lokacijose nuo 150 iki 200 kW. Ir kas yra labai svarbu, kad tokiu atveju elektromobilio vairuotojui net nereikia papildomai laukti, jam nereikia sėdėti automobilyje arba sukti galvą, ką per tą laiką dar papildomai nuveikti, o tiesiog vykdant kasdienius apsipirkimus, lankantis tose lokacijose, elektromobilį įjungus į įkrovimo stotelę, per tą laiką tikrai jau galite nuvykti ir keliauti iš tikrųjų pakankamai nemažą atstumą ir pamiršti bet kokius rūpesčius. Dažnai susiduriame su mitu, kad lėtas įkrovimas tinka visur. Tai va tą ir norėčiau labai atliepti, kad dažnu atveju lėtas įkrovimas tinka ten, kur automobilis stovi bent jau apie 5 ar tai 6 valandas. Tai kalbama apie gyvenamųjų namų rajonus, sakykime, įvairūs mikrorajonai, kur tiesiog jūs jau po ilgos darbo dienos paliekate automobilį ir ten jis jau įsikrauna. Lygiai taip pat kalbama apie įvairias tokias lokacijas, kai nuvykstate į poilsio vietas, tai, sakykime, įvairūs kurortiniai miesteliai, įvairios nakvynės vietos, viešbučiai, moteliai, ar netgi galbūt pasilinksminimo pramogų parkai, kai jūs tenais praleidžiate ženkliai daugiau laiko, negu standartiškai apsipirkinėdami apie pusvalandį. Tai reiškia, kad tokioje vietoje irgi identiškai tinka lėtas įkrovimas, kurio galia svyruoja tarp 11 ar 22 kW ir automobilis gali būti pilnai įkrautas apie 5-6 valandas. Na ir tuomet be abejo, kalbame apie įkrovimo parkus. Tai šie sprendiniai dažniausiai yra taikomi ten, kur yra pats didžiausias srautas pačių elektromobilių, tai kur vyksta būtent didžiausi automobilių būtent srautai, tai magistraliniai keliai, įvairios susibūrimo vietos, tai pagrindinės populiariausios galbūt lokacijos, kaip dideli irgi prekybos centrai, kai atvyksta vairuotojai tik tais vos trumpam sustojimui, lygiai taip pat, kai kalbame apie tiesiog reikalingą sustojimą tiesiog išgerti kavos, tad mūsų tikslas ilgalaikėje strategijoje yra, kad įkrovimas neturėtų būti ilgesnis, negu standartiškai yra sustojama su vidaus degimo varikliu, užsipilti degalų, užeiti į degalinę, galbūt nusipirkti kavos, pastovėti eilėje, susimokėti ir toliau važiuoti. Tai mes norime, kad toks sprendinys galiotų visur. Ir ypač ten, kur kelionių srautai vyksta pakankamai dažnai, kai nesinori daug laiko praleisti laukiant, kai elektromobilis bus įkrautas. Nes šiai dienai, kaip žinia, jeigu esate pastebėję, dažnai būna, kad kartais netgi ir elektromobilių vairuotojai turi stovėti eilėje, laukti, kadangi elektromobilių stotelių šiai dienai galbūt ne visose vietose yra pakankamai, galbūt yra tik tai viena jungtis ir tuomet susidaro eilės, spūstis ir kas svarbiausia, kad dažnu atveju kai kurios tos lokacijos, kurios yra ant magistralinių ir labai svarbią reikšmę turinčių kelių, stotelės neturi pakankamai didelės galios ir tokiu atveju vairuotojo sustojimas ten gali pralikti netgi apie valandą ir daugiau. Todėl mes norime griauti šiuos nusistovėjusius standartus, norime atsikratyti to ilgo laukimo laiko ir pasiūlyti itin greitą sprendinį, kai jums kelionė turi tęstis taip, kaip tęsiasi galbūt daugumai iš jūsų šiai dienai su standartiniu
automobilių. Ir kas svarbiausia, kadangi šie sprendiniai, tai tiek ir lėto, greito ar netgi milžiniško įkrovimo parko sprendiniai, jie kartais, aišku, be abejo, kainuoja visai nemažai, reikia papildomos galios, tai pradedant nuo įvairių būtent įvadų didinimo ir netgi, aišku, pačios galios kėlimo, mokėjimo už galę. Tai vėlgi noriu nuraminti, kad visi su įkrovimo stotelės įrengimu susiję kaštai, įskaitant ir pačio įvado pajungimą ir atvedimą, jums, kaip lokacijos partneriui, taipogi papildomai nieko nekainuos. Tai reiškia, kad jūs gaunate tą irgi papildomą vertę savo lokacijai. Tad kalbant plačiau apie būtent pačias vertes ir kaip viskas iš tikrųjų gali pasisukti labai teisinga linkme, noriu be abejo pasidžiaugti, kad vėlgi turime patys kaip Ignitis ON didžiausią verslo klientų autoparkų skaičių. Kaip žinia, nemažai įmonių, bendrovių jau dabar keičia savo viziją, strategiją ir atsikrato vidaus degimų varomų automobilių ir jau planuoja įsigyti nemažai elektravaromų. Tai reiškia, kad įvairaus pobūdžio vadybininkai, tiek ir be abejo vadovai ar netgi ir paprasti, sakykime, galbūt keliautojai, kurie tiesiog mėgsta mėgautis daug ekologiškesnė kelione, keliauja ne tik mieste, bet taipogi ir tarp didžiųjų miestų. Lygiai taip pat ir įvairios logistikos bendrovės, kurjeriai ir netgi įvairaus pobūdžio automobilių dalijimosi įmonės. Tai joms visoms yra reikalinga įkrovimo infrastruktūra. Ir mes galime pasidžiaugti, kad šiuo metu, turėdami didžiausią kiekį verslo klientų, tai galime suteikti irgi tą papildomą vertę, kad srautas jūsų lokacijoje tikrai egzistuos ir vairuotojai tikrai galės atvykti, įsikrauti ir pasimėgauti tuo puodeliu kavos, ar netgi, aišku, be abejo, galbūt užkasti ar praleisti kitaip tą laiką, kai automobilis yra įkraunamas. Kas labai svarbu, kad šiai dienai be abejo pati infrastruktūra ne tik egzistuoja Baltijos šalyse ir įkrovimas plečiasi ne tik mūsų regione, bet jau tai netgi ir ženkliai anksčiau egzistavo ir kitose vakarų Europos šalyse. Ir kas labai svarbu, kad tik tais infrastruktūros klausimas ir ta dilema šiek tiek anksčiau apribodavo elektromobilių vairuotojus galbūt keliauti plačiau į būtent Baltijos šalių pusę, vien dėl to, kad gal galėdavo susidurti su šia problema. Tačiau šiai dienai, kadangi turime pakankamai jau didelį triženklį kiekį sukontraktuotų lokacijų su mūsų lokacijų partneriais, galime pasidžiaugti, kad jūsų verslas taipogi taps matomas tarptautiniu mastu. Tai šiuo metu mes integruojame mūsų partnerių lokacijas ne tik į Ignitis ON mobilią programėlę ar mūsų internetinį puslapį, bet taipogi yra galimybė, kad šios lokacijos bus matomos įvairiausio pobūdžio elektrinių automobilių navigacijų sistemose, netgi ir kitų galbūt operatorių programėlėse ar agregatoriuose. Tai reiškia, kad ne tik vietiniai keliautojai, bet taipogi ir turistai iš kitų šalių galės drąsiai keliauti, matydami jūsų lokaciją ir taip susiplanuoti vizitą, įsikrauti ir, aišku, be abejo, praleisti laiką ten, kur jūs teikiat paslaugą. Kas labai svarbu, kad mes esame užsibrėžę labai ambicingą ir svarbų tikslą mums, kurio linkme labai teisingai keliaujame. Ir tas tikslas yra be abejo būti didžiausių Baltijos šalyse tinklų įkrovimo ir planuojame, kaip minėjau, įrengti virš 3000 įkrovimo taškų. Kas labai svarbu, kad jums patiems, kaip lokacijų partneriams, tikrai nereiks sukti galvos ar galvoti, kaip čia išspręsti vienokią ar kitokią iškilusią problemą, kai galbūt kažkas nutinka įkrovimo metu arba galbūt kai elektromobilio vairuotojas turi papildomų klausimų. Nusiraminkite, mes teikiame klientų aptarnavimo paslaugą turiomis kalbomis ir visą parą, 7 dienas per savaitę. Tai reiškia, kad pradedant nuo klausimo, kaip įsikrauti, kaip pajungti įkrovimo laidą, ar netgi turint klausimų apie apmokėjimo sprendinius,
viskas yra išsprendžiama vieno telefono skambučiu į mūsų klientų aptarnavimą. Tad tikrai nusiraminkite, jums nereikės papildomai galbūt sukti galvos ar bent jau ieškoti kažkokių tai techninių sprendimų, kai kažkas nutinka, ar galėtų kažkas tai kilti papildomų klausimų elektromobilio vairuotojui atvykus į jūsų lokaciją. Ir be abejo, žalumas ir be abejo judėjimas į žaliąją pusę mums yra labai svarbu. Tad tik žalia ir tik Lietuvoje pagaminta elektros energija įkraus elektromobilius, kadangi mes pilnai esame naudotojai ir be abejo teikiame tik žalią elektros energiją mūsų įkrovimo stotelėms. Tad vėlgi ypač įmonės, kurios turi įvairius specifinius tikslus dėl savo bendro tikslo, dėl ekologiškesnio paslaugų tiekimo arba tiesiog norintis matyti geresnę ateitį ir palikti ją savo ateities kartoms, tad žalumas yra taipogi mūsų kaip Ignitis neatsiejama dalis. Ir kas labai yra svarbu iš tikrųjų, kad partneriai, kurie šiai dienai svarsto galbūt atlikti specifines renovacijas, arba gal kaip tik planuoja vystyti daugiau įvairių savo verslų, statyti prekybos centrus, parduotuves, pastatus ir ten bus reikalinga įrengti parkavimo aikštelę. Tai kaip žinia, be abejo, dalis tos aikštelės, 20% turės būti elektrifikuota, tai turės būti įrengtos įkrovimo stotelės. Tai tokiu būdu mes lygiai taip pat irgi ieškome pačių geriausių, elementariausių ir jums, sakykime, savo renovacijas ar statybos darbus palengvinančius sprendinius. Vėlgi, mes galime visą tai jums suteikti be papildomų kaštų, rengti savo lėšomis ir suteikti geriausią sprendinį priklausomai, kokio pobūdžio tai lokacija yra. Ir be abejo, jeigu nutinka iš tikrųjų irgi gyvenimas, kaip dažnai kartais pasitaiko, tai kad norime tiesiog priminti, kad esame lankstus. Norime prisitaikyti prie jūsų ir atrasti geriausią kompromisą. Tai netgi rekonstruojant lokaciją, be abejo, pritaikysim prie to projekto. Jeigu keičiasi pobūdis tos vietos, jeigu prieš tai buvo galbūt poilsio vieta, kai galbūt užteko lėto įkrovimo stotelės ir ten galbūt vairuotojai atvykę su elektromobiliais praleisdavo, sakykime, galbūt tikrai pakankamai ilgą laiko tarpą, galbūt netgi ir nakvodavo, o dabar keičiasi visas sprendinys ir tai tampa galbūt visai kitokio pobūdžio vieta, nusiraminkite. Vėlgi, mes galime suteikti labai gerą, lengvą ir paprastą sprendinį, kurio pagalba galėsite mėgautis laimingais klientais. Netgi kalbant bendrai plačiau apie laimingus klientus, tai netgi patys esame pastebėję, kad įvairiaus pobūdžio vietos, kurios teikia ir apgyvendinimo paslaugas, irgi yra gavę daug ir dažnai tų pačių pasikartojančių klausimų, ar jų lokacijoje galima įsikrauti. Tad netgi ir pačio, sakykime, lokacijos savininko gaunamas pajamas, lankomumą irgi be abejo liečia tai, ar jis turi specifinę infrastruktūrą, kad būtent įkrovimo stoteles, nes nuo to priklauso, kiek papildomai klientų gali aptarnauti ir suteikti tokias papildomas paslaugas. Kadangi, aišku, be abejo, visi klientai nori turėti 5 žvaigždučių paslaugą, o mes ją tikrai norime jums suteikti ir padėti įgyvendinti. Ir kas labai svarbu, kad įkrovimo infrastruktūra ir sprendiniai tobulėja kiekvieną dieną. Dar anksčiau galėjome manyti, kad jau 50 galbūt kilovatų įkrovimo stotelės yra didžiausia galia, ką galime pasiūlyti, ir tai buvo vienas iš tobuliausių sprendinių, netgi kaip ir itin greito įkrovimo lokacijose. Bet šią dieną matome, kad įkrovimo galimybės auga, automobilių, elektromobilių baterijos didėja, tai reiškia, kad netgi įkrovimo greičiai ženkliai gali patrumpėti ir pati galia gali ženkliai išaugti. Norime pasidžiaugti, kad Ignitis ON yra pirmieji Baltijos šalyse, kurie įrengė pačią galingiausią įkrovimo stotelę, tai yra 400 kW stotelė, kuri šiuo metu yra Vilniuje prie Gariūnų esančiame Hesburgerio restorane. Tad mes koja kojon einame ir žengiame kartu su technologijomis, jų sprendiniais ir galime pasiūlyti tik naujausią įkrovimo įrangą, kuri užtikrina
tikrai veikimą 99% tikslumu ir kas svarbiausia be abejo, kad mes patys stebime nuotoliniu būdu savo visas stoteles ir esant bet kokiam gedimui ar kažkokiai problemai reaguojame, tad jums papildomai dėl to nerimauti irgi nereikia. Tad turbūt ateina tas labai elementarus klausimas, tai nuo ko reikėtų pradėti? Iš tikrųjų, 3 labai paprasti žingsniai. Tai pirmiausia be abejo, labai rekomenduoju prisijungti prie internetinė naršyklėje ir įvedus Ignitis On adresą, atsidarius mūsų puslapį, užpildyti registracijos formą. Mes iš tikrųjų paprašysime vos keletos duomenų apie jūs, apie jūsų lokaciją ir adresą ir kontaktinius duomenis, kad mūsų plėtros komanda, gavę jūsų užklausą, iškart galėtų su jumis susisiekti. Mes susisieksime ir ne tik papasakosime apie tai, kokius sprendinius galime pasiūlyti, bet taipogi ir galėsime pakonsultuoti ir išspręsti galbūt iškilusius klausimus. Kas svarbiausia, vėlgi, kiekvieno atvejo metu mūsų kolegos atvyksta į jūsų vietą gyvai, apžiūri lokaciją, įsivertina, padiskutuoja įvairiais papildomais klausimais ir, aišku, pasiūlo optimaliausią sprendinį priklausomai, kokio pobūdžio jūs turite, sakykime, savo lokaciją toli nutolusi nuo kelio. Ar tai yra galbūt miesto centre, gal tai yra kažkoks dvaras ar kitokio pobūdžio restoranas esantis, nežinau, viduryje pačio judriausio turbūt kelio. Visiems šiems skirtingo pobūdžio lokacijų savininkams galime suteikti patį geriausią sprendimą. Kas labai svarbu, kad iš tikrųjų atlikus šiuos 3 žingsnius, tai reikia atsipalaiduoti, išgerti kavos, o visą kitą atliksime mes. Tad labai kviečiu, jeigu turite specifinių poreikių ir jaučiate, kad elektromobilumas yra jau šiandien, jis nėra rytoj, jis nėra kažkada ateityje, o jis jau egzistuoja dabar ir norite būti šio verslo sūkuryje ir suteikti savo klientams papildomą naudą, kaip elektromobilio įkrovimo paslaugą, ir netgi už tai pasididinti savo papildomas pajamas, kadangi sprendinių turime įvairių, kai galime jums pasiūlyti netgi galbūt ir dalymasi pajamomis, tad tikrai tikiu, kad įvairios galimybės gali būti diskutuojamos kiekvieno individualaus pasiūlymo metu. Ir aišku, be abejo, turbūt aktualus klausimas, į kurį noriu atsakyti ir papasakoti, kaip vyksta pats procesas ir aišku, be abejo, tiesiog noriu dar kartelį užtikrinti, kad garantuojame lengvą procesą nuo pačios sutarties sudarimo iki stotelės įrengimo. Tai be abejo, kai jūs užpildote ignitis.on.lt puslapyje esančią registracijos anketą, mūsų plėtros komanda susisiekia su jumis ir tuomet, aišku, vyksta lokacijos analizė, išsiaiškinamos galimybės, kokia yra šiuo metu galbūt laisva galia, kokios pajungimo specifikacijos. Ir tuomet, aišku, be abejo, jeigu galimybės tuomet visos yra tinkamos, yra sutarties pasirašymo metas. Mes tuomet susideriname su savo gamintojais specifinę įrangą, kurią planuojame įrengti, tai ją užsakome ir tuomet jau prasideda su mūsų projektų komanda visas projektavimas, leidimai, derinimai, galbūt derinimai su specifinėmis institucijomis, tarnybomis, savivaldybėmis ar kitais atstovais. Jeigu kartais būna, kad keliauja ir įvairūs įvado kabeliai turi keliauti gal net per kelis specifinius klipus, tai visą šį suderinimą pogi atliekama mes, jums papildomai dėl to rūpintis nereikia. Dažnai elektros įvadas būna įrengiamas kartu su stotele, nes tikrai pakankamai per itin greitą laiką, jeigu pasirašome su lokacijos partnerių sutartį, tai dažnu atveju iki 12 mėnesių jau pas jūs jūsų lokacijoje ši stotelė tikrai atsiranda. O dažnu atveju netgi dar ir greičiau, galbūt netgi per pusę metų, priklausomai nuo, aišku, be abejo,
lokacijos sudėtingumo ar be abejo įrengimo darbų užtrukimo dėl trečiųjų šalių. Ir aišku, be abejo, kai jau stotelė stovi, yra apklijuojama, pajungiami visi būtent specifiniai pajungimai dėl mūsų susijungimo su serveriais ir tuomet jau įvyksta stotelės pats paleidimas ir aišku, be abejo, nuotolinis jos stebėjimas, kasmetinė priežiūra ir aišku, be abejo, aptarnavimai, kai tam yra reikalavimas. Ir tuomet, aišku, be abejo, jeigu matome, kad jūsų netgi ir lokacija yra labai populiari, joje yra pakankamai didelis srautas elektromobilių vairuotojų, mes taipogi neatmetame galimybės, kad jūsų lokacijoje norėsime praplėsti įkrovimo infrastruktūrą, įrengiant dar galbūt kelias papildomas įkrovimo stoteles. Tad tokiu atveju tikrai deriname su jumis papildomas galimybės ir ieškome pačių geriausių sprendinių, kad jums taipogi galbūt augtų pajamos nuo didesnio elektromobilių vairuotojų srauto, kurie atvyksta, mėgaujasi jūsų teikiamą pačią paslaugą ir aišku, be abejo, įsikrauna yra labai patenkinti dėl aukštos mūsų pačių įrangos kokybės ir aišku, atliekamos paslaugos. Šiai dienai mumis pasitikė pakankamai daug įvairaus pobūdžio didelių įmonių, pradedant nuo verslo centrų, prekybos centrų ir įvairaus pobūdžio mažmeninės prekybos tinklų, automobilių dalymosi paslaugų vykdytojai ir kas svarbiausia, aišku, be abejo, miestų savivaldybės, kuriuose taipogi jau teikiame įkrovimo paslaugą. Tai vėlgi lygiai taip pat identiškai mes veikiame ir su savivaldybėmis, kai tenka aplikuoti ir dalyvauti jų skelbiamuose konkursuose, ieškome geriausių sprendinių, prisitaikome prie to, kad galėtumėm įrengti per itin greitą laiką ir aišku, be abejo, jums suteikiam ramybę ir įgyvendinam reikalavimus, kurie atkeliauja ir iš susisiekimo ministerijos. Tad dažnu atveju tikrai tai nėra sudėtingas procesas, jūs galite tiesiog labai lengvai susisiekti ir su mumis, ignitis.on.lt puslapyje radę skiltį kontaktai. Taipogi galite parašyti mums laišką, jeigu turite papildomų klausimų, bet žinoma galite užduoti ir šio webinaro metu, o taipogi, jeigu turėsite ir daugiau specifinių klausimų, visada galite kreiptis ir į mane ar mano kolegas. Tad norėčiau labai padėkoti, pirmiausia, už tai, kad skiriate laiko žiūrėti ir stebėti mūsų webinarą ir vėlgi linkiu lengvo starto elektromobilumo kryptimi. Ačiū labai. Ačiū Eimantai. O dabar antrasis pranešėjas Andrius Šeršniovas, Ignitis elektrinio mobilumo plėtros skyriaus vadovas. Ir Andrius pranešimas elektromobilių infrastruktūros poreikis šiandien ir po 5 metų, analizė ir prognozės. Nežinau, ar yra dar Lietuvoje, kas geriau galėtų papasakoti šią temą, nes Andrius išties elektromobilumo entuziastas ir visą galvą pasinėręs į šią temą. Tai Andriau. Ačiū Laura, tikiuosi matot ir girdite sklandžiai. Tai visų pirma noriu padėkoti visiems, kad skiriate laiko tiek mūsų įmoniai, tiek už tai, kad domitės e-mobilumo, sakykime taip, aktualijomis. Ir šiandieną mano misija pristatyti esminius dalykus, kasgi bus įdomiausia arba svarbiausia per ateinančius, sakykime taip, 5 metus. Tai mano pranešimas susidarys iš to, kad aš pakalbėsiu apie pasaulio ir Europos e-mobilumo perspektyvas, be abejo pakalbėsim ir apie Lietuvos e-mobilumo planą. Taip pat pasikalbėsim, kadagi tie elektromobiliai galiausiai susilygins kainų prasme su vidaus degimo variklį turinčiais automobiliais. Pasikalbėsim, ar elektromobiliai turi realių alternatyvų ir kokios jos. Taip pat pasikalbėsim apie tai, kaipgi mes galim ar turim iš ko rinktis, ar ne, ar pakankamas jau yra pasirinkimas, sakykime taip, elektromobilių ir kasgi dedasi su įkrovimo infrastruktūra.
Tai nieko nelaukia, galim ir pradėti. Tai pasikalbėkim bendrai, kokios tendencijos yra pasaulyje, konkrečiai gal paimkim Europos regioną, nes mes, kadangi Europai gyvenam, mums labiau rūpi mūsų problemos ir aktualijos, tai iš tikrųjų kokios bendrai tendencijos. Tai jeigu imant paskutinį 20-metį, tai akivaizdu, kad bendrai automobilių, nekalbu apie elektromobilius, bet apie automobilius skaičius didėja. Tai yra gyventojai mūsų kontinente pradeda gyventi geriau, jie gali sau leisti įsigyti daugiau automobilių, ir ta tendencija auga ne tik tai, kaip sakyti, Lietuvoje, bet ir visame žemyne. O įdomu tai, kad, sakykime taip, dar šio dešimtmečio pradžioje Lietuvoje buvo registruota apie 1,5 milijono automobilių, mūsų autoparkas šiandien jau mes turim 1,7 milijono, na ir galiausiai šio dešimtmečio pabaigoje turėsim apie 2 milijonus automobilių, ne? Tai tiesiog tai yra parodo, kokia yra milžiniška galimybė ir e-mobilumui vystytis, nes vis tiek anksčiau ir vėliau mes turėsim kažkaip tai pašalinti tą CO2 pėdsaką, ar ne, tą dekarbonizuoti visą, sakykime taip, industriją. Tai čia labai svarbus bus indėlis mūsų ir tuo pačiu milžiniška galimybė. Tai jeigu taip žiūrėkim globaliai, ar ne, pasaulyje, kas vyksta, tai įdomu tai, kad, sakykime taip, vidaus degimo epocha arba jos geriausi laikai jau baigėsi. O pikas buvo pasiektas 17 metais, kai, sakykime taip, vidaus degimo variklio automobilių registruota buvo pasaulyje ko nedaugiausia, virš 80 milijonų. Ir jau nuo, sakykime taip, 19 metų ryškiai tas skaičius pradėjo mažėti. Visų pirma, aišku, dėl, sakykime taip, tų mūsų išgyventų situacijų, pradedant COVID, energetinę krizę ir panašiais dalykais, bet vis didesnę dalį, kaip jūs matot, žalia spalva pažymėta, iš vidaus degimo variklio rinkos atima elektromobiliai. Na, kaip pavyzdys, 22 metų stulpelis, tai žalią spalvą sudaro jau apie 10 milijonų elektromobilių. Ir jeigu einam taip toliau, ar ne, kaipgi pasiskirsto tie elektromobiliai, tai aišku, akivaizdus pasaulio lyderis yra Kinija, tai prognozuojama, kad Kinija šiemet registruos virš 8 milijonų. Na, gera žinia ta mums, kad mes esam, sakykime taip, čia ne tai, kad vidutiniokai, bet žengiam tvirtai po Kinijos. Ir šiemet prognozuojama, kad Europai bus registruota virš 3 milijonų elektromobilių. Na ir galiausiai Šiaurės Amerika bei likęs pasaulis. Bendrai šiemet planuojama, kad pasaulyje maždaug bus užregistruota apie 15 milijonų elektromobilių. Tai jeigu pamenat, pernai sakiau, metais buvo apie 10 užregistruota, tai tas skaičius paaugs dar 5 milijonais. Bet kodėl aš sakau, kad Europa yra vienas iš lyderių, tai yra dėl to, kad Europos kontinentas, Europos Sąjunga visų pirma priėmė pirmoji, sakykime taip, tą įstatymą, kuris sako, kad nuo 35 metų bus aplamai draudžiama registruoti automobilius su vidaus degimo varikliu, ar ne? Tai kaip matote ir dešinėje spalvoje grafike pavaizduota, kad mūsų žemynas taps pirmasis, kuris draus registruoti, tai visai čia nebedaug liko. Aišku, gali pasikoreguoti ir kitų kontinentų vizijos, žiūrint į Europos lyderystę, tai tikėkime, kad ta, sakykime taip, transformacija vyks greičiau ir kitose pasaulio šalyse. O jeigu tai bendrai paėmus vakarų Europos, sakykime, tai piliečio nuomonę elektromobilių atžvilgių, tai ką mes matom? Jeigu paimsim nuo 20 metų iki 20 metų imti, tai akivaizdu, kad, sakykime, taip, nuomonės elektromobilių prasme tikrai išaugo, pagerėjo ir daugiau negu pusė visų, sakykime, taip, apklausos respondentų labai palankiai žiūri į elektromobilius. Įdomu tai, kad vakarų Europos gyventojams svarbiausia yra aplinkosauginiai iššūkiai, kurios patiria vidaus degimo variklį vairuojantis vairuotojai. Visų pirma, tai aišku tarša ir kiti šalutiniai poveikiai, taip pat, sakykime, taip, fiskalinė politika, taip tariant, mokesčiai irgi slegia vartotojus tose šalyse, nepaslaptis. Taip, mažesni išlaikymo automobilio kaštai, toliau subsidijos, paskatos, ir kiti privalumai. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra vakarų Europos apžvalga, mes dar grįšim šiek tiek ir prie Lietuvos ir galėsim jas pasilyginti. O dabar pakalbėkim, kasgi gero Lietuvoje ir aplamai, kaip mums sekasi, ar ne, namuose. Tai įdomu tai, kad iš tikrųjų Lietuva tarp Baltijos šalių yra toks stiprus lyderis. Pas mus, jeigu taip žiūrėti, bendras elektromobilių skaičius
spalio 1 duomenimis, atsiprašau, lapkričio 1 duomenimis, yra 10 783 tikrieji elektromobiliai. Čia kalbu tik apie M1 kategoriją. Tai mūsų, sakykime, šalyje skaičius yra maždaug dvigubai didesnis negu Latvijai ir Estijai kartu sudėjus. Tai tikrai labai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mes esam šitoj vietoje mūsų regione lyderiai. Ir būtent spalio mėnesis buvo naujas visų laikų rekordas. Tai spalio mėnesį registravom per mėnesį daugiau nei 553 tikrieji elektromobiliai. Čia kalbu ir apie naujus, ir apie naudotus kartu sudėjus, kurie buvo pirmą kartą registruoti mūsų šalyje. Tai kaip pavyzdys, 18 metais berods per metus mes užregistravom 600 elektromobilių tikruoju, tai jau dabar gebam per mėnesį užregistruoti panašius skaičius. Na ir akivaizdu, kad ta tendencija augs. Ir, sakykime taip, mūsų prognozėse, kad maždaug nuo 24-5 ir einant toliau, tas augimas vyks iš linijinio į eksponentinį, kitaip tariant, dvigubės kasmet, nes tikrai tam potencialo labai daug. Kaipgi mūsų šalis žiūri aplamai į mobilumą, ar mes turim planą? Tai vėlgi pasidžiaugsiu mūsų šalies reguliuotojų ir institucijomis, kurios labai pirmieji, iš tikrųjų, mes Baltijos šalyse pasitvirtinom tą ilgalaikį e-mobilumo planą, pagal kurį, kaip sakykime, dirbsim, juo vadovausimės ir jo laikysimės, ar ne? Tai jeigu pernai metais buvo patvirtintos kompensacijos verslui ir privatiems, čia turime minėti įsigijant elektromobilius. Šiemet, kaip žinia, startavo PVM atskaita verslui iki 50 000 vertės elektromobiliams, kas iš tikrųjų yra labai labai sveikintina. Taip pat šiemet startavo reikalavimas degalinėms stotims ir panašiems objektams elektrifikuotis, tai yra turėti po greito arba itin greito įkrovimo stoteles. Taip pat labai svarbus momentas, kad šiemet startavo ir, sakykime taip, lengvojo komercinio transporto mokesčių lengvatos, tiek registracijos, tiek ir kelių mokesčiams. Tai tas irgi labai sveikintina. Bet ko dar mums trūksta, ar ne? Tai 25 metų perspektyvoje turėtų Lietuvos miestuose atsirasti taip vadinamos mažataršios zonos, kuriuose bus arba ribojamas patekimas su vidaus degimo varikliu arba išvis draudžiamas. Tai žinom, kad jau ir Kaunas, ir Vilnius, ir kiti didieji miestai tam aktyviai ruošiasi ir tas iš tikrųjų mes manom, kad paskatins labai, sakykime taip, kaip minimum tų zonų gyventojus bent jau elektrifikuotis, nes tikrai jie patirs dėl to papildomų kaštų ir nepatogumų. Taip pat, ko labai dar trūksta, tai to vadinamo metinio taršos mokesčio, dėl kurio mes vis dar taip nesutarėm, tai jisai berods nukeltas iki 25 metų, dabar toks yra kaip ir neapibrėžtas laikotarpis, kas su juo bus toliau, bet jo iš tikrųjų labai trūksta, nes mums reikia ne tik tai, kaip sakyti, meduolio, bet dėja ir botago, kad ta sistema efektyviai veiktų. Einam toliau, 26 metai viešasis sektorius turės galimybę įsigyti tik nulinių emisijų transportą. Čia yra labai svarbus, sakykime, momentas, nes valstybė rodo pavyzdį, kaip jie elgiasi. Ir iš tikrųjų visas valstybinis sektorius, tiksliau jo autoparkas, įsigijant naują transportą, turės būti tik nulinės emisijos. Tai iš tikrųjų viešasis sektorius smarkiai prisidės prie dekarbonizacijos ir dėl to labai iš tikrųjų džiugu. Taip pat 29 metai, tai mūsų visi pavyzdžiai, viešasis transportas, taksi ir panašios, žodžiu, organizacijos irgi turės rinktis tik tai nulinį emisijų transportą. Galiausiai 30 metai, kai lengviem komerciniam automobiliam bus draudžiama registruoti visų vidaus degimo variklių. Ir ES bendrai priimtas pasiūlymas drausti registruoti vidaus degimo variklį jau 35 metais. Tai štai džiugu, kad mes tokį planą labai aišku turim ir svarbiausia jo laikomės. Pakalbėkim, kaipgi yra su tom kainom, ar ne? Tai dažnai vienas iš tų tokių aspektų, kad elektromobilis yra neįperkamas. Taip, šiandieną iš tikrųjų nepaslaptis, kad elektromobiliai yra brangesni, tačiau noriu labai pasidžiaugti, kad ateina pokyčiai ir į šitas sritį, kainodarą turiu omeny. Tai didieji gamintojai tiek Volkswagenas, tiek Renault pristatė savo mažylius, taip vadinamus, kurie bus skirti akivaizdu miestui, bet labai svarbu, kad jie bus pagalų galais įperkami. Tai naujas elektromobilis, Renault visai nesenai prieš keletą dienų pristatė Twingo modelį, kuris tikėtina papildys jos koncerno Dacia gretas ir bus įperkamas mažas miesto elektromobilis, kuris iš tikrųjų tikrai turėtų būti žaidimo keitėjas, taip game changeris, jeigu taip galim pavadinti, nes labai trūksta segmente įperkamų naujų elektromobilių. Tai kai atsiras tokių automobilių kaip ID2 Renault
Twingo, Tesla irgi žada konkuruoti šiame segmente, tai tikrai įvyks tikrasis proveržis. Pakalbėkime apie alternatyvas. Dažnai mes dirbdami šiame segmente girdim, kad ateitis yra vandenilis. Tai kas bus ateitis, parodys laikas visų pirma. Mes, aišku, advokatavom savo sritį, tai yra e-mobilumą, bet jeigu taip žiūrint paprastai faktais arba skaičiais, tai akivaizdu viena, kad elektromobilis efektyvumo prasme yra čempionas ir lenkia kartais, ar ne, artimiausią konkurentą, tai yra vandeniliu varomą automobilį. Vandeniliu varomas automobilis turi du privalumus. Tai pirmas įkrovimo laikas, ar ne, įkrauna tuos kilogramus vandenilio jis daug greičiau, užtrunka įkrovimo sesija vos 5, gal 7 minutės. Ir taip pat jis gali daugiau didesnį atstumą nuvažiuoti vieną įkrovą, bet aišku, turi jisai ir iššūkių nemažai, ar ne, tai du esminiai momentai. Tai yra įkrovimo laikas ir nuvažiuojamas atstumas. Noriu pabrėžti, kad elektromobilių baterijų gamintojai irgi nesnaudžia, investuojamos milžiniškos lėšos į šitą industriją, kurios iš tikrųjų pakeis ir dabartinės elektromobilių tiek ličio-jonų baterijų technologijas, nebeturės baterijos ir degradacijos, jos bus įkraunamos žymiai greičiau, jos nebijos operuoti šaltyje, kaip tai yra dabar. Ir iš tikrųjų, sakykime, tas skirtumas, jis kiekvienais metais vis mažėja, įkrovimo laikai trumpėja, nuvažiuojami atstumai didėja ir aš nebijoju, kad mes visai netrukus sulauksime elektromobilio, kuris galės vieną įkrovą nuvažiuoti bent 1000 km. O kalbant apie visus kitus aspektus, infrastruktūra, įkrovimo infrastruktūra, aplamai pasirinkimas elektromobilio ar vairavimas ar panašiai, tai šiandieną jau, kaip sakyt, netgi ta pati kaina, sakykime, vandeniliu varomas automobilis yra apie 40–50% brangesnis negu tas pats elektromobilis. Tai jeigu mes šiandien abejojam dar kažkas dėl elektromobilio, tai abejonių tikrai yra daug daugiau tiek dėl vandenilio, tiek dėl kurų varomų automobilių, nes ten yra dar kita specifika. Tai jeigu taip apibendrinant šitą skaidrą, tai pasakysiu, kad mūsų nuomonė iš principo elektromobilis neturi rimtų konkurentų, o matant, kokios investicijos šiuo metu daromos į tą industriją, tas atskirtis didės tik tai dar labiau, aišku, elektromobilio naudai. Na ir kalbėjau jau šiek tiek apie pasirinkimą, kad yra iš ko rinktis. Iš tikrųjų, modelių pagal ne tik tai kėbulo tipo nuvažiuojamą atstumą, kainą, ta prasme, gausi paletė. Elektromobilių modeliai pristatymas vyksta kone kiekvieną mėnesį. Jeigu seniau per metus sulaukdavom vos 1–2 oficialių premjerų iš gamintojų, tai dabar kone kas mėnesį kviečia automobilių atstovybės, sakykime taip, susipažinti su naujai pristatomais elektromobiliais. Reikia vaizdu, kad didžioji dauguma Europoje bent jau gaminamų automobilių gamintojų, jie yra įsipareigoję netgi nelaukti tų pačių 35 metų, o jau nuo 30 daugelis nebepardavinės vidaus degimo variklio. Ta pat jau daro, sakykime taip, kai kurie gamintojai Norvegijos rinkoje. Ir aišku, Lietuva yra, kaip žinia, antrinės rinkos šalis, naudotų aplamai automobilių mes esam kraštas ir nepaslaptis, kad žmonės dairosi ir naudotų ne tik naujų, bet ir naudotų elektromobilių. Tai kai mes pradėjom, kaip sakyti, savo kelionės pradžią, tai pamenu, kad didžiausiam naudotų automobilių portale buvo vos ten iki 100, daug dievė, pasirinktinai skelbimų. Tai šiai dienai jau skelbimų skaičius viršija gerokai virš 1000, tai atsiranda jau ir antrinė rinka ir ta rinka pildosi itin sparčiai pagal, nežinau, skonį, kišenę, technologijas ar ką tik tai norit. Tai tas yra labai smagu, kad elektromobilis, ypač naudotas, tai nebėra kažkokia prabangos prekė. Kaip pavyzdys Volkswagen Golfas, ar ne? Čia berods yra 7 kartos tas Golfas, tai tokios pat kartos aš nemanau, kad jūs pigiau nusipirksite ten benzinu ar dyzelinu varomą automobilį. Kainos iš tikrųjų jau tampa labai panašios ir su kiekviena diena elektromobilių tas kainų paritetas artės elektromobilių naudai, kadangi didėja pasiūla ir paklausa tuo pačiu, tai tikrai matysim paritetą ir naudotų automobilių rinkai. Ir pakalbėkime apie infrastruktūrą, irgi labai svarbus momentas. Tai įdomus faktas, kad iš principo elektromobiliai, jeigu taip žiūrėt apie elektromobilių augimą nuo 15 iki 21 metų, tai jų skaičius išaugo
keliasdešimt kartų, matot skaidriai kairiai pusė iki 14 kartų augo automobilių registracijų skaičius, kai tuo tarpu įkrovimo infrastruktūra augo vos tik tai 4-5 kartus. Tai yra labai natūralus, sakykime taip, organiškas augimas, kadangi infrastruktūrai reikia daugiau laiko. Norint pastatyti infrastruktūrą, mes, pavyzdžiui, kaip operatorius kartais užtrunkam net iki 12 mėnesių, kol suderinam leidimus, kol susiderinam projektą, kol stoteles, žodžiu, parenkam ir taip toliau ir panašiai, tai visi tie dalykai dėja, bet užtrunka ir todėl kol kas dar atsilieka, bet aš esu įsitikinęs ir žinau, kad, sakykime taip, galiu patvirtinti, kad šitoj vietoj su komanda skiriam labai daug dėmesio ir infrastruktūros problemą mes per artimiausius 3 metus Lietuvoje išspręsim galutinai. Ir jeigu taip žiūrėti, kokios tendencijos, ar ne, tai Lietuvoje, sakykime taip, šiandieną maždaug, čia grubiai vėlgi nėra oficialių tikslių duomenų, kadangi duomenų administratorius vis dar tvarkosi savo IT sistemas, tai negalim labai preciziškai pasakyti, bet maždaug preliminariai šiandieną vienam įkrovimo taškui tenka maždaug apie 8-9 elektromobiliai, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Švedijoje tas skaičius yra apie 15. Na ir dinamika, kaip matote, ateityje augs, nes elektromobilių, sakykime taip, daugės gerokai sparčiau negu įkrovimo infrastruktūros. Ir iš tikrųjų tas labai svarbu yra ypač mums. Lietuva bus, manyčiau, ta tokia, kuri tą santykį turės didesnį, nes labai priklauso tas poreikis įkrovimo, ypač viešos infrastruktūros nuo šalies. Kodėl aš taip sakau, kad pavyzdžiui, paimkim tą patį Norvegija, nežinau, Jungtinė karalystė ar panašias šalis, tai dauguma gyventojų ten gyvena privačiuose namuose, jie turi savo parkavimo aikštelę, jie ten gali įsirengti įkrovimo infrastruktūrą ir naudotis asmeniniams tikslams. Tuo tarpu Lietuvoje daugelis gyventojų gyvena, sakykime taip, daugiabučiuose, kurie neturi savo dedikuotos parkavimo aikštelės. Tai va čia atsiranda tas iššūkis įkrovimo viešo infrastruktūrai ir čia tuo pačiu ateina ir potencialas įkrovimo infrastruktūrai. Tai tikrai manom, kad sakykime, tai poreikis, bent jau 4 iš 10 elektromobilių 35 metais maždaug jau krausis viešoje infrastruktūroje. Na ir grįžtu prie to momento, kaip žadėjau papasakoti, kasgi lietuviams svarbu renkantis viešą įkrovimo infrastruktūrą. Tai, iškart pasakysiu, kad šiek tiek nustebino mus ta apklausa, nes mes galvojam, kad Lietuva tai yra visų pirma pats svarbiausias kriterijus, aišku, natūraliai norisi tikėti, kad tai yra kaina, bet nieko panašaus. Pasirodo, dabartiniams elektromobilių vairuotojams visų pirma, pats svarbiausias dalykas yra įkrovimo laikas. Tai reiškia, kad žmonės nenori gaišti laiko prie įkrovimo infrastruktūros. Kuo greičiau atvažiavau, pasikroviau, išvažiavau. Nes jie taip yra pratę iš anksčiau, mes visi pratę piltis kūrą greitai, negaišti tam laiko ir panašiai. Tai pats svarbiausias kriterijus. Antras svarbiausias kriterijus yra, kad būtų kur pasikrauti, kad būtų neužimta, kad aš galėčiau, rasčiau vietą. Tai natūralu, kad tu atvažiuoji ir tu neturi laukti, o norėtum iš karto pradėti naudotis paslauga. Taip pat dar vienas svarbus momentas, kaip patogiai aš galiu pasiekti įkrovimo infrastruktūrą. Ir galiausiai tik 4 yra kaina. Nesakau, kad kaina nėra svarbu, bet, kaip sakant, tas tikrai mus šiek tiek nustebino. Be abejo, svarbus ir kiti dalykai, kaip infrastruktūra, pati lokacija, ten, žodžiu, koks tipas energijos ir panašiai, bet, iš tikrųjų, tas mus šiek tiek nustebino. Ir jo, šiek tiek mes irgi koreguojam sprendimus pagal poreikį. Ir vėlgi keistis turėsime ne tik mes, bet ir įprastos degalinės. Tai štai pavyzdys, kaip atrodo pirmoji pasaulyje degalinė, kuri yra Oslo mieste. Tai tiesiog vietoj tų įprastų kuro pompų čia buvo sumontuotos elektromobilių greito įkrovimo stotelės, kuriuose šiuo metu ir pildosi elektromobilių vairuotojai savo baterijas. Ir šitoje degalinėje jau, sakykime taip, įsipilti mums įprasto ten kuro, dizelino ar benzino jau nebėra įmanoma. Ir tokių transformacijų vyks ir daugiau. Tai štai vienas iš pavyzdžių yra restoranas Hesburger. Mes pernai metais pirmąjį Hesburger restoraną transformavom. Jeigu tai buvo iki šiol maitinimo įstaiga, tai šiuo metu jinai yra dvejopos paskirties, tai yra elektromobilių degalinė ir tuo pačiu maitinimo įstaiga. Tai šaunu, kad iš tikrųjų yra tokių lokacijų, šalia kurių gali automobilis atvažiavęs ir įsikrauti ir be abejo tuo pačiu atsigerti kavos ar suvalgyti sumuštinį. Tai tokių lokacijų beje tikrai daugės, ateityje matysim ir
nežinau, ne tik tai greito maisto restoranų, bet ir tų pačių parduotuvių, restoranų, viešbučių, na ir panašių objektų, kuriuos mes transformuosim į elektromobilių degalines. Ir, na, iš to mums įprasto degalinės, ne, kad turi būti tik tai šalia greitkelio, ten kažkur tai šiek tiek pakeisim tą vaizdą, nes, na, čia vat būtent elektromobilis ir suteikia mums visiems naujų galimybių, atveria naujus horizontus. Ir šitoje vietoje, žinot, galim krautis, jeigu turim infrastruktūrą namuose visiškai nemokamai, jeigu turim savo saulės elektrinę, arba galėsim krautis ypač greitai šalia greitkelių, arba ten, kur mes važiuojam. Iš tikrųjų, ta infrastruktūra anksčiau ir vėliau atvažiuos, bus įgyvendinta ir ją tikrai galima bus naudotis. Tai tiek būtų iš manęs. Ačiū už skirtą laiką ir ačiū už dėmesį. Ačiū Andriau už išties įdomų pristatymą ir turime klausimų, metas prie jų pereiti, negaištant jūsų laiko. Matau, kad yra įkritę net keletas jų. Pradėsim nuo Tomo klausimo, kuris vat ir teiraujasi. Ar Igničio investicija bus elektros įvado atvedimas iki pačios stotelės? Jei bus reikalingas įvado galios didinimas, kieno tai bus investicijos? Eimantai, čia gal tau pavyktų atsakyti. Kieno investicijos vis tik? Tai labai geras klausimas. Daugumos atveju irgi, kiek susiduriam su lokacijų partneriais, tikrai šis klausimas labai aktualus, kadangi, na, dažnu atveju pats įvadas galios didinimas kainuoja visai nemažai. Tai noriu nuraminti, kad visos investicijos, įskaitant patį įvadą, galios didinimą, viskas yra Igničio on pusėje. Tai kaip ir minėjau pristatymo metu, tai 100% dengiame investicijas norint įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę. Dėkui. Matau, kad dar anonimas klausia, nors jau buvo paminėta ne kartą, bet pasikartokim. Tai kokia nauda mums iš įrengtos įkrovimo infrastruktūros? Tai Eimantai, čia taipogi tau klausimas būtų. Daug labai iš tikrųjų naudų galim išvelgti, turbūt aišku be abejo. Pirmiausiai, tai jeigu jūs rekonstruojate ar renovuojate savo būtent lokaciją, plečiate parkavimo vietas, tai mes padėsim jums su atitikties klausimu, tai kad 20% parkavimo vietų būtų elektrifikuota. Lygiai taip pat be abejo didžiausia nauda vertė, tai kad turintys, aišku, visus elektromobilius vairuotojai galėtų pas jus sustoti, be abejo galbūt išleisti irgi pinigų pasimėgaudami pramogą ar jūsų teikiamą paslaugą, ar bent jau be abejo galbūt įsigyti jūsų produktų. Na ir aišku, lygiai taip pat mes patys ieškome galimybių, kaip galbūt atsiskaityti už parkavimo vietas, kurias iš jūsų nuomojamės. O Eimantai, kaip būtų su nuolaidomis? Vat 1, 2, 3 komentaro autorius klausimo autorius teiraujasi, ar gausiu kokių nuolaidų, jeigu leisiu pas save įrengti stotelę. Tai kaip su nuolaidom šiuo atveju? Žinoma, labai džiugu, kad patys lokacijų partneriai yra inovatoriai ir juda elektromobilumo kryptimu, kurie planuoja turėti irgi elektrinį automobilį, tad jiems taipogi taikytumėm papildomą nuolaidą mūsų įkrovimo infrastruktūroje. Tai ne tik toj specifiniai stotelėje, kuri yra įrengta pas partnerį, bet bendrai visame mūsų tinkle. Ir tos nuolaidos yra pakopinės, tai jeigu ten pasiekiamas kažkoks specifinis galbūt įkrautų megavatvalandžių kiekis, tuomet nuolaida dar didėja, tad tapti netgi ir šiaip bendrai ne tik to lokacijos partnerio verslo klientų, bet ir aišku be abejo tapti bet kuriems iš esamų galbūt įmonių, kurie jau elektrifikuoja savo autoparką, naudinga ir verta, nes ta nuolaidų sistema galioja tiek ir verslo klientams, kurie svarsto naudotis Ignitis on įkrovimo paslaugą. Taip, ir ko gero dar toks svarbus esminis klausimas, tai kągi partneriui reikės daryti įrengimo procese. Tai norėtųsi išsamiau, čia Jurgita klausia, tai kokie tie žingsniai? Tai dažnu atveju iš tikrųjų visi galvoja, kad čia bus galvos skausmas, ar ten reikės daug kažkokių tai popierizmų įvykdyti, pasirašinėti, keliauti kažkur, derinti.
Tai pirmiausia, turbūt vėlgi grįžtum prie to, kad irgi turiu kavos puodelį, tai pirmiausiai nusiraminti, išgerti kavos, pasirašyti sutartį, o visų kitų pasirūpinsim mes. Tai pirmiausiai be abejo pradedant nuo lokacijos įsivertinimo, atliekamų planavimų ir projektavimų ir aišku be abejo tuomet tiesiog dėl įrangos jau tuomet pačio įrengimo, perdavimo sakykime, to proceso. Tad įsitraukimas lokacijos partneriui yra super minimalus, nereikia rūpintis nei vienam etapė dėl papildomų kažkokių tai galbūt darbų, procesų ir taip toliau. Turim savo patyrusią komandą, kadangi patys vystome įkrovimo paslaugą jau nuo vėlyvų 2018 metų, tad tikrai turime sukaupę nemažą patirtį, žinome geriausius tuos sprendinius, galime kaip įmanoma paprasčiau ir su kuo mažesniais galvos skausmais lokacijos partneriui išspręsti jo galbūt turimas problemas ar turimus klausimus. O kaip atitikti reikalavimą, kad elektromobiliams būtų skirta 20% automobilio stovėjimo vietų? Kaip su tais 20% ir šituo reikalavimu? Taip, dabar šiuo metu yra įsigaliojęs reikalavimas, kai yra galbūt statomi nauji projektai arba be abejo yra renovuojami, rekonstruojami jau esami egzistuojantis galbūt prekybos centrai ar tai bet kokio pobūdžio lokacijos. Ir vien dėl to, kad yra reikalavimas 20% parkavimo vietų turėti su įkrovimo stotelėmis, mes tuom irgi galime pasirūpinti. Tai tiesiog svarbiausia susikontaktuoti, mes įsivertinsime, kokio pobūdžio tai yra lokacija, pasiūlysime tą patogiausią ir aišku, be abejo, lengviausią sprendimą. Mūsų rangovai dirba tiesiogiai ir su projektuotojais ir lygiai taip pat su galbūt jūsų jau turimais vystytojais ar irgi rangovais, kurie vykdo renovacijos darbus, tad visas derinimas taipogi yra ženkliai greitesnis ir paprastesnis. Ir tokiu būdu po jūsų pastato rekonstrukcijos, renovacijos ar galbūt naujos lokacijos įrengimo, ten tuomet jau mūsų irgi kaštais atsirastų įkrovimo stotelės. Na ir dar vienas klausimas, tai įdomu, kaip užsidirbti iš elektromobilių įkrovimo tinklo ir kaip apskritai tai veiktų? Labai geras klausimas. Tai aišku, turbūt pirmiausiai yra tai, kad jeigu jūs jau patys vykdote specifinę veiklą, verslą, teikiate paslaugas ar parduodate produktus, galiu pasakyti, kad kaip ir minėjau šiek tiek anksčiau, kad tarp 5 galbūt ir 15% būna ūgtelėjimas gaunamų pajamų lokacijos partnerio, kai jis sulaukia daugiau klientų, kurie atvažiuoja įsikrauti toje vietoje. Tad dažnu atveju netgi ir apsipirkimo krepšelis elektromobilių vairuotojų yra dažnu atveju didesnis, tad ir pajamos, kurias galite gauti iš tiesiog teikiamų paslaugų, taipogi bus didesnis. O aišku, be abejo, ir papildomų, sakykime, galimybių, kaip iš to uždirbti papildomai, mes visada diskutuojame su lokacijos partneriais individualiai, ieškome jiems pritaikytų sprendimų, tad labai kviečiu tam puodeliui kavos užsiregistravus kaip tik per mūsų Ignitis On tinklapį. Taip, tai dėkui, man tai čia buvo klausimas. Pasivadino žmogus įdomu, nes domėjosi šituo, tai dėkui išsamiai atsakyta. Labą dieną, klausia, koks yra įrengimo infrastruktūros terminas? Tai kuris atsakysit, Eimantas ar Andrius šitą klausimą? Aš galiu sureaguoti, gal tai labai priklauso nuo, sakykime taip, projekto, ar mes įrengiam lėto krovimo stotelę, nuo vidinio tinklo, ar greito įkrovimo stotelę, nuo savo tinklo, ar 5 stoteles, ar 10 stotelių, kokie aplinkui sklypai supa, ar mes galim gauti įvadą ar negalim. Nėra vieno atsakymo, taip atsakant į šitą klausimą, kadangi labai individualu.
Tai, sakykime taip, sudėtingiausi projektai vystomi kartais net iki metų būna, ką minėjau savo prezentacijos metu, bet įprastai mes galim, jeigu ten projektas nuo vidinio tinklo, tai gali užtrukti vos ten kelias savaitės, sakykime taip. Tai labai priklauso, kiekvieną atveju, žinokit, tikrai reikia individualiai žiūrėti ir vertintis. Dėkui, Andriau. Kitas klausimas taipogi tau. Jonas teiraujasi, kokie galimi atsiskaitimo būdai bus įkrovimo stotelėje būtų. Tai įkrovimo būdų atsiskaityti galima keletą būdų. Tai mes skirstom savo, sakykime taip, klientus į verslą ir privačius. Tai jeigu kalbam apie verslo klientus, tai verslo klientai gali sudaryti su mumis sutartį, mes jam suteikiam kredito limitą ir jie naudojasi tuo kredito limitu ir, sakykime taip, autorizuoti gali save stotelėje dviem būdais, arba mobilia programėle, arba tuo vadinamu RFID raktuku, pakabukas toks yra, tiesiog reikia priliesti stotelę ir prasideda įkrovimo sesija. O kalbant apie privačius vartotojus, tai jiems tai reikia pridėti banko kortelę ir autorizacija lygiai taip pačiai veikia arba mobilia programėle, arba tuo pačiu RFID pakabuku. Dėkui, Andriau. Noriu trumpai tik paminėti, kad kai kuriuos klausimus jau atsakė kolegos klausimų uždavimo pateikimo lauke. Tai jie yra atsakyti ir atsakymai pateikti. Dabar dalį jų įgarsinu, bandau irgi laimėti 3-5 sekundės, kad viskas vyktų kuo puikiausiai techniškai sklandžiai. Tai dabar įgarsinsiu Eglės pateiktą klausimą. Eglė sako, laba diena, dėkoju už pristatymą, koks yra bendradarbiavimo sutarties laikotarpis. Ir kitas klausimas, kai įrengiama stotelė, ar bus statomi kelio ženklai ir ar jie įregistruoti? Tai, manau, aš galiu atsakyti į šį klausimą. Tai be abejo, vidutiniškai sutarties terminas yra apie 15 metų, per kuriuos mes, aišku, be abejo, įsipareigojame teikti kokybišką paslaugą ir, aišku, be abejo, aptarnauti savo klientus per, be abejo, mūsų klientų aptarnavimo centrą, vykdyti techninius patikrinimus, priežiūrą, tad per tą visą laikotarpį pats lokacijos partneris neturės kažkokių specifinių problemų ir tas laikas pakankamai greit praeina. O kalbant dėl kelio ženklų, galiu atsakyti, kad taip, jie yra registruojami, rengiami. Tai reiškia, kad pagal visus keliamus reikalavimus yra nukreipiamieji ženklai su nuorodomis ir, aišku, be abejo, netgi ir ženklai, kurie rezervuoja tas parkavimo vietas skirtas elektromobiliams, kad tos vietos nebūtų užstatytos galbūt standartinio, galbūt vidaus degimo varomo automobilio, tai kad jos būtų laisvos ir pasiekiamos visą parą. Ačiū, Eimantai. Matau, kad klausimai išseko. Daugiau jų aš nematau pas mus pateiktų. Tai tokiu atveju noriu padėkoti pranešėjams už išsamius įdomius pranešimus, o svarbiausia prisijungusiems dalyviams už susidomėjimą ir tapkite Ignitison partneriu. Ačiū. Iki kitų kartų.